ką jūs dar galite atlikti iš trumpesnės distancijos, tai yra smūgis keliu. Žinoma, jisai bus koncentruotas į tarpkojį arba šiek tiek aukščiau jo į apatinę pilvo dalį. Tai tiesiog darote elementariai, stengiatės suimti žmogų už jo pečių, kaklo, geriausia galvos ir keliate savo kelį tiesią trajektoriją, kuo aukščiau žmogų į tarpkojį arba pilvo apačią. Tai Tanja šiuo metu pademonstruos ant manęs. Taip. Tiesus smūgis. Žinoma, jis turi būti žymiai agresyvesnis. Jūs turite smūgiuoti, lyg bandydami sutraiškyti kokoso rieštų, kuris yra toks kietas, kaip žmogaus kaukolė. Tai įvykti štai taip. Aišku, tai atrodo šiek tiek juokingai, kai tai darome oro, bet tai yra be galo efektyvu. Ir į ką turite koncentruotis, tai yra į smūgio tašką. Jums nereikia kelti kojos aukščiau kažkur tai ties krūtine į, tai vadimą, saulės rezginį ar galvą. Nes jeigu jūs nestreniravo čia spyrio, tai veikiausiai jūs išves iš pusiausvyros. Kodėl? Todėl, kad kuomet smūgiuosite, ypač jeigu priešininkas bus aukštesnis, jūs tiesiog stiepsitės galinę koją. Jeigu tą netaip darytų, jeigu man dabar smūgiuos keliu ir šiek tiek stiepsis, kas gali tokia situacija nutikti? Smūgiuoja, stiepės, jinai nėra stabili, šiuo metu aš ją laikau. Tokioje situacijoje jūs veikiausiai krisit, užsimesit už save sunkesnį žmogų ant savęs ir kova nusileis į žemę, kur jūs busit silpnesni už priešininką, kuris yra fiziškai už jūs stipresnis.